17 minučių po 13 valandos. Iš sinoptikų mes išpešėme šiek tiek informacijos, jog ši diena yra kritinė ir tas vėjas šiandieną besiaučias rytoj po truputėlį turėtų pradėti rimti, dėl to yra visai neprastai. O mūsų svečių valandoje šiandieną pas mus atkeliavo Agrorodeo komandos pilotas Vaidotas Žala. Gerą dieną. Sveiki. Su tokiu nežiemišku oru norėčiau pasveikinti ir su stipriu vėju. Labai džiaugiamės, pagaliau matom tą vėją. Pirmas klausimas bus susijęs ne su Dakaru, jeigu galima. Drąsiai. Ar labai susigadino nuotaika, kad buvo atšauktas žiemos ralis? Ne, aš tai labai džiaugiausi. Ar ne? Nes man iš tikrųjų stipriai trūko poilsio ir pasiruošimas taip susistreikavo šiek tiek, tai aš tai labai nenuliūdau iš tikrųjų. Turbūt gausiu per ausį nuo ralio gerbėjų. Sakys, kad čia mano kaltė, bet iš tikrųjų tai plius tos sąlygos, kuriam jeigu būtų tekę važiuoti. Bet būtų įmanoma startuoti, važiuoti, kažką tokį bandyti pasiekti. Kaip čia pasakyti, tai jau nebe ralis, jau toksai purvynas. Išlikimo varžybos. Nes vienas dalykas pavojinga, kitas dalykas mašina stipriai kenčia per tokias sąlygas, nes gilios provėžos ir jinai tamposi iš vieno krašto į kitą. Tose provėžėse. Kitą transporto priemonę rinktis. Tokia ištvermingesnė. Dakarinis automobilis būtų tikęs labiau. Labai būtų tikęs, nors jis irgi kentėtų. Bet toks purvynas, tai ne, tai žiemos ralį nekvepia tai. Ir žiūrovom būtų nelinksma per tokiam purvinę klampoti, atvažiuoti iki greičio ruožo. Tai. Dingsta visas ta žiemos ralio džiaugsmas. Iš tikrųjų, tai reikia, kad būtų balta ir šalta. Tiesiog ne žiema jau. Gerai, o tada tas visas periodas grįžus po Dakaro ir čia užplūdus žurnalistams klausimai, interviu, filmavimai, tas jau nuslūginėja šiek tiek, ar ne? Jo, iš tikrųjų, mes taip ir tikėjomės, visiems įdomu šviežiai įspūdžiai. Tai pirmą savaitę buvo tas toksai intensyviausias periodas, kai daugiausiai klausimų, bet, tai čia mūsų darbo dalis. Tai džiugu, kad kažkas domisi ir įdomu, tai teikia vilties, kad kitą mes vėl važiuosim. Žodis kažkas čia taip gal neįtin teisingai pavartotas, beveik visiems buvo įdomu iš tikrųjų ir tikrai sekėm visą reikalą. Ir tas pirmas etapas, pati pradžia, išpasakojimo, ar ne, tavo buvo debiutas Dakare. Taip. Ir vieni, kaip sakoma, geriau 100 kartą, vieną kartą pamatyti, negu 100 kartą išgirst. Tas jausmas, startas ir dar po to, kai sužinai, kad visai labai greit važiavai. Jo, iš tikrųjų tai nustebau stipriai, nesitikėjom, nes vis tiek, bet kada važiuodamas į varžybas, tai turi kažkokius lūkesčius ir tie lūkesčiai yra vieni realistiniai, kiti pasvajojimai, kas būtų, jeigu būtų. Būtų neblogai. Jo, bet toks rezultatas tai viršė stipriai net tos pasvajojimus ir tas, aišku, sukelia tam tikrą kartelę, tai sekančiais metais važiuojant į Dakarą, tai nebus taip paprasta prieš startą. Jeigu šiemet galėjau ramia galva deklaruoti, kad, nieks iš mūsų nieko nesitikė, tai mes važiuojam ir kaip gausis taip. Tai jau kitą metą jau žinom, kad ta mašina, jeigu jinai važiuoja, jinai gali važiuoti greitai, tai reikės nepasišiukšlinti. Ta klasė įdomi, į kurią jūs pakliuvote, konkurentai, bagiai, tokie lengvi automobiliai ir jūsų auto iš Prienų. Kaip ta konkurencija pačioje klasėje? Tai pati klasė turi keletą stiprių konkurentų. Lengvieji bagiai nėra stiprius konkurentai, nes jie per tą distanciją paprasčiausiai išserda. Tai jie važiuoja jie lengvučiai ir jiems sunku tenai yra. Bet yra šitoje klasėje ir kitų panašių transporto priemonių ir yra vienas bagis toks tvirtesnis, kuris šiemet Mardos ir nugalėjo klasėje. Olandas toks važiuoja gana patyręs. Tai yra konkurentų, kurie yra gana stiprus ir, sakykime, Mardos šiemet greičiausias klasėje buvo bendras 35 pozicijoje. Tai nepaisant to, kad tai galim nurašyti kaip tam tokią ekonomiškesnę klasę, bet galima ir pasispardyti, pasirodo. Kolegos sakė ne vienam interviu taip pat, kad pakliūti 10-tuką ne vienam lietuvių ekipažui šansų nebuvo. Vadinasi, kaip ir toks truputėlį nusodinimas gaunasi. Žinai, kaip žiūrint atgal vienaip atrodo, žiūrint į priekį kitaip atrodo. Prieš startą vieni lūkesčiai, po finišo kitos emocijos, tai niekad negali dėlioti, kas būtų, jeigu būtų, nes Dakaras toks dalykas. Jisai vienus priema labai žiauriai, kitus švelniau. Tai tų
tų pastangų, kas būtų, jeigu būtų, sunku pasakyti, koks tas būtų rezultatas. Bet šiaip tai su geru automobiliu nebeužtenka gero automobilio, kad atsidurtum tam dešimtukė, labai stipri konkurencija, kuo toliau, tuo labiau. Tai panašu, kad stengtis reiks visapusiškai lietuviams, kad bent jau į dešimtuką pataikyti ateityje. Po jūsų komandos to fantastiško starto, tos pradžios tokios neįtikėtinos, atrodo, kad paskui pradėjo viskas sunkėt ir kada pats pajutė, kad čia darosi jau labai rimta. Iš esmės tai tas sunkumas ateina per tą režimą iš tikrųjų, nes jeigu tu turi techninių problemų pastoviai, tai Dakaras tau tampa 2 kart sunkesnis negu važiuojant normaliu sportiniu režimu. Tai tas sunkumas jisai toksai maratoninis sunkumas, tai nėra taip, kad atėjo kažkas tai primušė ir paleido. Muša. Tai toks lėtas daužimas plaktuku per pirštus ir pripranti prie jo, prie to daužimo. Tai iš tikrųjų tai nebuvo taip, kad vieną dieną paukšt ir šokas. Aš galbūt būtų labai liūdna, jeigu būtume finišavę anksti tam upės vago, aš neatsimenu kelintą ten, vieną iš tų pirmųjų dienų. Taip. Tai tada jau aš kaip ir jau buvau tikėjausi, kad čia jau rally finish, tai tada tokia nuotaika buvo slogi. Bet kai šiaip netaip prasiskynėm iki 10 greito ruožio, tai nemažai nuvažiavam, susikopėm tų kilometrų ir negaila pasakyti, kad išvažiavam, nes tikrai atsivežėm tą bagažą žinių ir dabar jas reikia panaudoti teisingai. Kiek turbinų reikia vežtis? Dabar jau tą skaičių kaip ir apskaičiavot, kiek jų reikia turėti? Jeigu jos negenda, tai tiek, kiek vežėmės, jų sočiai užtektų. Bet jeigu yra sisteminė problema, tai nesvarbu, ar tai turbina, ar pusašis, ar kita dalis, jeigu yra sistemiškai lūžta ta dalis, tai jų neužteks. Negali, net jeigu tu būtum gamyklinė komanda, tai neapsikrausi vien pusašis ar vien turbinom. Aš manau, dabar jeigu klauso mūsų autoservisų darbuotojai, kiek užtrunka turbinos keitimas? Kiek jūs užtrukot laiko tokiom, karo lauko sąlygom? Greitai, ten vyriokai mūsų turbinas keisdavo greitai, aišku, užtrunka ten, aš nežinau, gal 45 pusvalandis, gal 45 minutės, nes ten patogus gana priėmimas, bet vis tiek užtrunka, tai ten nenori reikia apsardyti šiek tiek. Tai, bet, sakykime, tas keitimo laikas, tai čia nėra esminė problema. Esminė problema, kad dažniausiai keisti reikia, kai mechanikai jau ir taip pavargė kiekvieną dieną vėlumoj, tai tos sisteminės problemos labai erzina ir kitais metais norėtųsi važiuoti apsigydžius tas ligas. Automobilio autorius Darius Bisevičius irgi vienam interviu sakė, jog didžiausius tobulinimus dabar reiks daryti po variklio dangčiu, tai matyt, kad teks agregatą patį keisti, ar čia dar paslaptis tokia? Iš tikrųjų, mes turim vienų kitų įspūdžių, įsivaizdavimų, kas ten ir kaip nutiko, bet realiai galutinė išvada bus tik tada, kai mes parsivešim tam automobilį, kai jisai grįš į Lietuvą, tai bus vasario jau gale, ir kai išsitestuosime tam tikrus agregatus, ir tam reikės konkrečių specialistų ir tada jau mes žinosime, kas nutiko negerai, tada sekanti stadija yra diagnozė, ką reikėtų keisti ir tada vėl pavasarį važiuojam jau į rimtus testus ten, kur karšta. Bet, pavyzdžiui, automobilio pakaba susitvarkė tikrai gerai. Jo, komplimentai. Iš tikrųjų, šitoje vietoje tai ta koncepcija suveikia, lengvas automobilis su ta pačia pakaba, kurią naudoja kiti sunkesni automobiliai, tai reiškia, automatiškai jis turėtų būti kantresnis. Tai kita vertus, niekad negali žinot, kas būtų, jeigu mes koviniu režimu važiuotume visą distanciją. Tai gal irgi būtų išlindę kažkokios problemos, bet šiaip bendrai paėmus, tai panašu, kad jinai kantri ir ten bus mažiausiai problemų. Ir to pačio automobilio, gamyklinio, jo liko kažkas, sakykime, iš gamyklos išriedėjusio, ar viskas buvo pakeista? Ne, tai iš tikrųjų, kadangi tai yra prototipas, tai jisai pagamintas iš idėjos nuo tuščio popierio lapo. Tai ten to standartinio Seato, tai taip mes turime tą Seato Volkswagen motorą, turime žibintus, elektros išvedžiojimą, bet labai ribotas kiekis tų dalių ten likusių originalių mašinai. Tai visa kita, nes ten turime ir Nissano daiktų, ir Toyotos, tai įvairių komponuočių.
Tai Darius, aišku, geriau pakomentuotų, ką jis ten sukrovė, nes aš vis dėlto tik vairuotojas. Tai... Aš abejoju, ar jis viską sakytų, tai yra, manau, kad ir firminė paslaptis dar šiokia tokia. Nėra čia toks didelis karinis objektas, kad slėptume labai. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim pokalbį, pratęsim. Radio stotis Kelyje. Šia toks senas, geras, klasikinis kūrinys baigęs skambėti mūsų eteryje, pusvalandukas, belieka iki 14 valandos. Šiandieną pas mus vieši Vaidotas Žala. Mes taip smagiai pradėjome pasiplėpėjimą apie Dakaro ir ne tik reikalus. Dar vienas įdomus dalykas, kaip tik prieš tai sakėjai, automobilio tas testavimas. Lyg ir sprendė visas problemas ir paskui viskas vyksta jau kažkur karjerose, aš net nežinau, apie tai papasakok. Iš tikrųjų, kilometrų skaičių tai mes sukaupėm nemažą, bet mes, ką šiemet darysim kitaip, tai yra du dalykai. Vienas dalykas, tą didelį kilometrų skaičių reikia susukti vienu įpu, o ne su eilė prisėdimų. Savaitgaliais kokiais? Tai iš esmės, jeigu būdavo pas mus testai per savaitgalį 200-300 kg, bet su 10 išlipimų įlipimų į mašiną, tai dabar darysime su vienu įlipimu, tai reiškia vienu prisėdimu, tu turi prisukti išspaust taip jau 500 km per dieną kaip minimum. Ir taip tokias 2-3 dienas iš eilės, tai tada tu būsi garantuotas, kad tu bent jau priartėjai prie tų sąlygų, kurias ten mes turim. Antras dalykas, mes Lietuvoje retai turim aukštas temperatūras, tai tas 35 plus, tai čia kelias dienas per metus turime. Tai turim testuoti būtent tokiam sąlygom, nes tada daugelis lygų išlenda, kai yra aukšta temperatūra, nes po kapotu ten dar problematiškiau yra. Tai, o aukščiai irgi dalis istorijos yra, aukščiai tai čia irgi teks važiuoti kažkur ten, kur yra 4 kg ir viršaus, nes su aukščiais irgi netenkam didelio turboslėgio dalies. O paties organizmas kaip tvarkosi su to slėgiu, oro nebuvimu tiek, kiek reikia? Jo, aukštis šiemet man labai pakišo koją ir kitame tai teks daryti rimtą klimatizaciją. Nes daugam pakišo tas 4,5 ir daugiau kilų ir ne tik pats aukštis, bet didelį įtaką turi tas, kiek greitai tu paaukštėjai. Tai kadangi mes... Kai lipom į aukštikalnes, ryte startavom ties 2 kilais ir per dieną pakilom iki 4-5 ir baigėm dieną virš 4, tai organizmui nemažas krūvis. Vienas dalykas yra pešiam, kitas dalykas su mašina pakilti, tai ta elevacija labai greita ir tada prasideda visokie ožiai lenda. Tai nevirškina, tai galvas skauda, toks mieguistumas ir tol, kol tu ten esi tam aukštėje, tol ta problema lipa. Tai šiemet, sakykime, daug kilogramų grinos kūno masės dėl to palikau aš Dakare. Matyt, prie to prisidėjo dar ir labai mažai koncentruotas miegas. Aš nežinau, valgė dar kažką matyti, ar ne? Jo, tai tada, kai lenda aukščio problemos, tai tada ir valgyti nesinori ir gulėtum visą dieną iš tikrųjų. Tai jeigu išsprendus aklimatizaciją ir pasiruošus tinkamai, tai ta problema truputėlį iškrenta iš lygties ir tada yra lengviau šiek tiek. Tad dabar bandysit susirasti kalną ir kuo greičiau užkilti ir nusileisti. Panašiai taip, bet savaitėj laiko tai tikrai važiuosi ten, kur 4 kg ir virš ir reikia keletą sykių pakilti, nusileisti ir pasižiūrėti, kaip organizmas reaguoja ir tol daryti, kol jisai adaptuojasi prie tų greitų pokyčių. Ne tik prie pačio aukščio, bet prie greitų pokyčių tarp skirtingų elevacijos lygių. Prieš išvažiuojant, prieš startuojant, Dakare vis vien turėjo būti planai, maksimum, minimum. Numatytas buvo kažkoks panašus toks dalykas, kad turbina, nėra turbinos ir kaput. Ne, iš tikrųjų, tai mūsų pagrindinis tikslas buvo finišuoti, tai, sakykime, šitoje vietoje tai minusas, nesitikėjom galbūt sisteminės problemos. Mes tikėjomės, kad gali lysti kažkokių lygų ir mes buvom pakankamai neblogai apsiginklavėje spręsti. Tų pagrindinių, tų atsarginių dalių buvo po kelis komplektus ir daugiau. Ir tikrai nemažą krūvą parsivežėm. Bet iš esmės, ko nesitikėjom, tai sisteminės problemos tokioje vietoje, kurią lauko sąlygom išspręsti nėra taip paprasta. Aš čia krapštau, aš pūlinį, bet tas jausmas, kuomet supranti, kad dabar jau viskas, jau nieks nepastums, ar ne, kitos turbinos nėra. Viduje savo reikia pasakyti, kad ta gana, ar ne, užtenka.
Vėlgi, aš tai priėmiau gana natūraliai, nes iš tikrųjų aš finišą jau buvau ir anksčiau keletą kartų nurašęs, nes man atrodė, kad tikrai nepajudėsim toliau ir vis pajudėdavom toliau. Tai aš labai džiaugiausi, kad netgi taip toli nuvažiavam. Ir iš tikrųjų buvau stipriai pavargęs ir tiesiog, kai supratau, kad jau sėdim, tai tiesiog labai greitai užsnūdau savo sportiniai sėdynį ir pramiegojau kurį laiką. Sauliui tas psichologiškai kažkaip buvo sunkiau, tikrai jis labai buvo taip kovingai nusiteikęs ir vis stūmė mūsų ekipažą į priekį. Tai tas toksai suvokimas, kad dabar jau tai tikrai viskas, po tokių daugelio situacijų, kai vis išsikapanodavom, tai jis toksai skausmingas, bet mes optimistai, viskas prieš akį. Tai norėjom tą piliulę karčią ir jau iš ryto šaudėm pokštus ir sakėm, kad viskas dar prieš akį. Tu užmigai. Sakėm, viskas, jau planuojam kitą Dakarą. Ar reikėtų dar vieno ekipažo lietuviams ketvirtojo Dakare? Ar išeitų surinkti kažką dar iš kažkur? Aš manau, kad jisai gali organiškai atsirasti ir ketvirtas, ir galbūt penktas, ir labai to linkėčiau, nes yra tautų, kurios tikrai turi labai stiprų nacionalinį palaikymą Dakare. Sakykime, Olandai, tai turi labai daug ekipažų, skaičiuojant vienam gyventojui. Tai labai populiarus sportas toje šalyje ir pas mus yra pakankamai irgi sąlyginai populiarus, skaičiuojant vienam gyventojui, kiek yra ekipažų išvažiuoja. Tai manau, kad dar negalas. Manau, kad gali ir daugiau ekipažų būti ir nenustepčiau, kad atsirastų. Tiesa, vienas dalykas yra pagalvoti ir pasvajoti apie Dakarą, kitas dalykas, kai patyrėm, yra surinkti, susiorganizuoti ir išvažiuoti. Tai daug kam nusvyra rankos. Žinau, kad netgi šiemet planavo daugiau ekipažų važiuoti, bet tam procese labai lengva užstrikti, nes pusė Dakaro įveikį, kai atsiduri starto liniją kirtas. Ir tada dar viskas kaip ir tik prasideda. Jo, ir dar pravažiuoti jį reikia. Bet pusė, sakykime, darbų jau padaryta. Tikrai didelė darbų dalis reikia padaryti, kad ten tiesiog atsidurti. Jeigu atsirastų žmonės, kurie ateitų pas tave ir prašytų patarimų, tu atkalbėtis bandytum, ar vis dėlto, su tokia iniciatyva, kad daugiau mūsų, tai vis tiek geriau visiems? Ne, tikrai ne. Tai visus apskritai, kurie bet kurią automobilių sporto šaką nori kišti nagus, tai aš labai skatinu ir tai labai teisingas sprendimas, kuris gali daug džiaugsmo atnešti gyvenime. Bet tiesiog galbūt pakalibruoti galima kiekvieno norinčio įsilieti į šio sporto gretas ekipažo tikslus ir priemonės, tai tokioj vietoje tai galima kažką padėti, patarti. Bet pačio sprendimo atkalbėti, tai manau, kad būtų klaida ir taip mūsų nedaug. Žiemos ralis Tiutiū, ką Vaidotas Žala veiks artimiausią pusmetį dabar? Iš tikrųjų, Lietuvos čempionate ir antras etapas numatytas vasario 19-20, man rodos, kartu su Estija. Tai Vorų apylinkėse, tai panašu, kad tą savaitgalį gali pašalti ir nereikia atmesti tos galimybės, kad gali ralis įvykti. Tačiau laikom kumščius, taip. Tai panašu, kad dar gali vienas žieminis ralis įvykti. Kuri apskritai ta sporto rūšis automobilių prie širdies labiausiai? Iki šiol būdavo išimtinai tik tai klasikinis ralis, bet dabar turiu Dakarą dėti šalia, o gal ir aukščiau. Gerai, tai mes šiaip ar taip jau turim jūsų komandos pažadą kitais metais, ar ne, startuoti? Tikrai taip. Tai tas mus labai džiugina ir ačiū Vaidotai, kad atkeliavai. Ačiū, kad priėmėt. Gero kelio ir iki.